Sveikučiai, kaip išsilaikėt, kas pas jumis geresnė, kaip vasara bėga, nebe kažkiek belika, žiūriu čia tas vienas mėnesiukas, sveikinu visus su rugpjūčiu. Einam biški kainas apkarpyti. O taip varyt, atsikėliau, sakau, reik biškutį apkarpytas kainėlės. Pradėsim nuo pradžių. Pradėsim nuo Golfo Sportsvano. Nešame slapą, darysim naują. Taip, buvo 9,6, o dabar mes darysim 8,9. Naujas kauferis. Kaip juokingas žodis. Kaži čia lietuviškas ar čia taip koks nors pasityčiojimas iš mašinos dokumentų. Viskas. Ta pamažinta. Nu, kuri dar norit? Ką? Nebijokit, nebijokit, už dyką neatiduosim. Ten perspausdėm, čia perspausdėm. Perspausdinome, atsiprašau. Viskas dabar čia kol kas gerai. Kol kas. Jeigu jūs man nepatiksit klientam, busit ir jūs perspausdinti. Čia ir tą mažiuką važiuoja, rašo ir nedavažiuoja niekas. Šitą žiūrėjo vakar. Kas čia dar įdomaus? Šitą vakar žiūrėjo, bandėsi. Nežinau, labai daug žmonių buvo, net nepaklausiau, kas ne taip, kas taip. Taip, kas čia? Meriva Focusas. Reikėtų sukeisti vietom, gražiau padaryti. Mikra čia, Focusą čia. Jo. Kabėme UV. Vakar irgi labai daug įdėjau TikToką šias, tai daug tų susidomėjusių, bet atvažiavę nebuvo. Gal šiandien atvažiuos, nesakau, jų nei autopliuse, niekur visiškai dar nėra. Absoliučiai niekur įdėta, jokiuose skelbimuose. Tai va, užmestų bišį žmogus rankpinigus palikęs yra, tai tikėtina šiandien jis išvažiuos. Taip manau. O čia daugiau, kas čia dar golfiuką buvo atvažiavę žiūrėti. Daugiau viskas kaip ir viskas tas pats. Jo, reikia dar nuo BMW numeriukus nuimti. Atsuktuvą pasimti ir... Ja, dabar yra po 8:20, 9 valandą. Šitą dėžutę vešiu, atiduosiu. Dar prieš važiuodamas prasuksiu kavytės išgerti. Jo, rytoj paskutinė darbo diena prieš atostogas. Šeštadienį 5 valandą ryto skrydis, tai jau mes penktadienį išvažiuosim. Nežinau kokie 12-1 vakare, tai va penktadienį atidirbam ir всё. Savaitę laiką bus kitokio turinio. Bet pažiūrėsim. Apie mašinas irgi. Pažiūrėsim. Kažką apie mašinas, tai pažiūrėsim. Nes ten yra Turkijai ką parodyti. Manau, kad bus jum ką parodyti. Apie mašinas ir apie viską. Važiuojam
į ultra viskas įskaičiuota, tai gal biški kalba veltis, kebra, bet jūs nesupykit, man 1 savaitę per metus atostogų, tai nori su visom mintim ištrūkt. Aišku, nepavyks vis tiek, kaip bebūtų, pusė smegenų vis tiek bus darbė, vis tiek skambučiai, žinutės, rūpestis. Taip nebūna, nereikia savęs apgaudinėti. Bet jo, parodysiu, su kuo turkai važinėja. Tie, kas buvo, žino, matė, kokių Maybachų yra. O tie, kas nebuvo, pamatysit. Yra visokių ten, nuo tokių iki dangaus mašinėlių. Pažiūrėsim, pasivaikščiosim, pamatysim, pagulėsim ant saulikės, visi kartu su jumis viešas. Tai va, tiek, taip, dėžutę įsidėjau į kėdį, jo reikia rakinti, lėkiu dar spėsiu kavikės ir lėksiu įteikti dovanėlę. Nu va, pagėriam kavikės, atlėkiam dovanikę atiduoti, ateis moterytė ir įteiksime dėžutę. Laukiam. Nesimato dar. Nu, ateis. Nu va. Ir įteikta. Faina moterikė. Jo. Nu ką, hebra. Grįžtam prie darbų. Užtekšė žvaigždėntis. Varom dirbt. Biški taros. Išsikraušiau kabluką. Važiuosiu durėlės Volvos paimti. O, praktiška mašina, sėdinės išsivartavo vietos kiek. Daug. Stačiai. Sukišiu ir parsivešime. Vešim tiesiai į servizą. Jo, ir tą 4. penktadienį atveš, bet atveš po darbo valandų, tai nežinau. Nu, reikės ten sargui gal per vartus įnešti, palikti ten, susitarsim jau mes kažkaip. Ir va, tiek kol kas, lėkiam. Pasikrovėm, susikrovėm, varom į serviziuką išsikrauti. O, praktiška mašina. Šlankstai sėdynės, bum. Nu, su lengvikė ar dar kažko mikrą reikėtų parsivežti. Nes tos durės, nu, į lengvikę mašiną niekaip. O čia easy. Einam pažiūrėti mašinėlę, žmogus prašė kažkas apie 10 000, automatą, maža litražė. Einam žiūrėti, ką mes čia rasim, džipiuką. Nu jo, Opel Moka maža litražė, o daugiau džipukų maža litražių už 10 kaip ir nėra. Nu yra Ford Escape, bet čia jau 12 200. Nu gal, o, kaip tik skambina. Darbėliai vyksta. Pasigražinsim biškį savivaldybės lėšom. Aš lėkiu dar iki Šrotą, galinių durėlių vyrė ieškoti, o grįžę dar apžiūrėsim šitą. Irgi ką tik atvarytas, šviežutėlis, longas, X-Drive 750. Ly. O čia jau bus ką pažiūrėti. Karočią, išvertėm 2 dėžės ir būtent tos pusės
būtent apatinio durų vyrio, kuris tvirtinas prie stoikės, ir nėra. Ir daugiau Šiauliuose neįsivaizduoju, kas turi, nu reikės grįžus eit skambinėtis. Blemba. Blogai? Nu. O ką, einam apžiūrėkim. 7 PEM su 3 kamerikėm. Čia kamerikės. X-Drive. Nu čia jau limuzinas. Visiškai. Kėbulas. Gražus va, ne 5 spalvų. Čia tokių biškutį smulkmenėlę. Bet šiaip viskas gražu. Bet mums įdomiausia pažiūrėti, kas viduj. Taip. O apie parametrus prisėskime šitokią mašiną. Čia yra longas. Li. Reikia sėsti galą. Pažiūrėkit, galia vietos kiek. O, vaikeli. Oho. Žodžiu taip. Čia yra 750 Li. Tuoj pažiūrėkim, ką mes čia toliau turim. Oi, prisispaudžiau. Taip. 4.4 benzinas su 2 turbinom, rida 2 PEM, kilovatų 300, visi 4 varomi, 2012 metų, kaina kažkas apie 9. Jo, retai tokių komplektacijų BMW pasitaiko. Va, pažiūrėkit čia, kokių dalykų. Čia sėdynės elektrinės. O, važinėjasi. Atlošą net galima atsilenkti pirmin atgal. Nu čia aišku. Retai taip esu matęs, bet galia su atmintim. Vėdinamos. Šildomos, telikai abiejose pusėse, liukas, čia klima. Žodžiu, nuo kojų, va, ištiesęs beveik kojas. Nu jo, čia yra jo. Gerai, einam į priekį. Aišku, prisuoskės durelių ir visi kiti dalykai. Dvigubi stiklai. Keilesas. Nu va. Yra čia asistentų. Nežinau, čia distronikas, juostų palaikymas. Informacija, ilgų šviesų asistentas. Automatukas. Režimai, nu, blemba. Čia kažkuo trūksta biški, bet šiaip tai komplektacija tai aфигенно jo. Hidapas yra. Nu į ką, pasikurkim. Nu ką, va, varikliukas dirba, viskas liuks. Ai, 236 rida. Ne 2 PEM, nu. Muzikėlė groja gerai jame. Čia Logic 7, man atrodo. O daugiau viskas veikia, viskas važiuoja. Žodžiu, pili kurą ir lėkia. Čia daug pasakot nebežinau, ką tokius pagrindinius susakiau. Einam po kapotu, pasižiūrėsim, kaip čia viskas vyksta. Aišku, bagažinės liftai ir visi kiti dalykai, va. Stiklai dvigubi. Nu pasaka. Tiem, kas turi pinigų ir nori labai prabangiai važiuoti. Dalykas. Twin Power Turbo. Ką žinau, variklis gražiai, čia viskas dirba. Viskas kaip priklauso. Gražu, švaru. Aišku, su tokio mašinom aš abejoju, ar pirkėjau į kelionės kažkur tai. Čia prieki LED Xenon. Aišku, parkai, distronikas.
Jo, baisiai ilga ta mašina, baisiai ilga. Jūs neįsivaizduojat, šalia kai stovi, kokio ilgio daiktas. 7 pm ly. Opapa. Ką čia? O dar kojom pasidėt, matot, yra kokie. Priekį po priekiniam sėdynėm pasimetė kojikės, kad patogu būtų, nu. Va toks va daikčiukas. Už tokią kainą. Čia aišku, tie sėdynės irgi čia be kalbų ir atmintis, ir šildo, šaldo, vėdina, ventiliuoja. Jo. Aparatukas rimtas. Čia irgi oda apsiūta visur, minkšta, siūlės, tikra oda. Gražiai. Viskas čia gražu, nėra čia išdėvėta, išdremšta kažkokį. Viskas čia gražu, švaru. Nu, vairas irgi šildomas, va, elektrinis šildomas. Ir dar čia visko tikriausiai. Čia palandžiajus. Map. Ką map? Va. Map yra. Telefonas belaidis. CD. Radio. Diskas yra, disko nėra. Žodžiu, toks daiktas už tokią kainą. Nežinau, jie su dujom draugauja, nedraugauja. Neteko man susidurti. Nesu visų mašinų ekspertas, tai klima irgi šaldo veikia. Gerai. Tai va, tokia apžiūrikė, apžvalgikė. Einam toliau. Tai va, nusprendėm šiandien dar čia nestumdysim, o rytoj biški prasistumdinsim, insigniją išvarysim. Ten, ką mes dar galim išvaryti, lauk BMW, šitą trojkę, Passatuką. Čia už vartų gražiai pastatysim. Mitsubishi paims, turėtų paimti varyti technikinį, nes vakar žmogus rankpinigus jau padavė už jį. Tai 4 vietos atlaisvės, tai va 1, 2, 3, 4. Kažkaip tai susispausim tą vieną savaitę, pakentėsim, čia niekas nenumirs. Niekas nepasikeis, už tai paskui į darbą grįšim vėl naujom jėgom, arba labiau pavargę. Išvarginti kelionių. Tai va, o aš lėksiu vėl iki garažo. Reikia vėl į kėdę susidėti viską, ten didelės detalės parvežiau. Arba ne, dar nesidėsiu rimtai, rytoj, juk ten tas 4 vakare parvažiuoja, reikės parvežti. Vėl ankstyk ten imliok palangės, tai paliksim kaip yra. Passatukas irgi nori važiuoti. Passatuko Jakuma naują reikėtų. Nors iš tikrųjų nebandžiau aš jį ištraukti, užkrauti. Bet va, arkliuks visus pakraun, visus užkur. Reik biškį, kad pasikrautai, žiūriu, išėpė, tai iš viso numiręs buvo. Nu nieka. Važiuos, važiuos. Nekur dings. Apapa. Nu pabandykim. Pažiūrim, kas čia bus. Bet jaučiu, kad reiktų ilgiau pakraut biškį. Jį. Reik palauk, niekur neskubam. Tegu pasikrau normaliau. Gal opeliukės alerka. Nepasibaigs. Nu. Va toks tas Passatuk žiemą apžiūrėts dar. Kokiam sausio mėnesį. Šiaip labai tvarkinga, tikrai ta mašina, bet sakyčiau, kaina gal šiek tiek per didelė. Nu, kur buvęs, kur nebuvęs. Palaukiau 10 minučių ir brūkšt ir pasikūrė. Varom, čia biškį perstatysim, kad tilptumėm. Ohoho.
Žodžiu, nebetelpam. Jau pradėjau daryti aikštelę guminę. Opapa. Išlysim kažkaip. Nu va. Ir pasatukui. Kas čia? Batarkė nusėdus biškį. Pultelio. Turiu tokį įtarimą. Ko iš čia pyksta. Nu jo, akums ten visiškai gatavs. Visiškai. Net ne užgesinau ir viskas, net nebando. Reikės naują akumuliatorių pirkti. Ką darysi? O ką daryti? Va į vakaras atėjo. Kiek žmonių čia buvo? Krūva. Mašinikių pasidairyti. Jo, biškį perstačiau. Tai va, šitą trojkę vietoj Mitsubishi atsistos. Tai čia visas takas bus tuščias, niekam niekas nemaišys. Ir šitą BMW varysis pravalyti, čia lempas kažką sutvarkyti, nes visiems užkliūna. Tai vietoj tos BMW miniuką gal įvarysim ar setuką. Ir ten dar supaprastinsim, poliuką patrauksim biškį arčiau mikro ir dar vieną ten pastatysim ir viskas. Bus ok. Bus liuks. Žmonės vakar tą poliuką žiūrinėjo, jau liktai apsisprendę buvo, paskui vėl nežino, ko jiems reikia. Nu, bet čia viskas yra suprantama. Ką, medį sutvarkysim po atostogų? Ne medį jau ten. Malkas. A daugiau? Viskas kaip ir ok. Čia svarbu palikti taip, kad vienas kitom nemaišytų. Bus žmogus, kuris čia prižiūrės viską. Pažiūrės, bus viskas palikta taip, kad viskas bus ok. Kiek čia tą savaitę iš tikrųjų, čia va taip bus ir viskas ir nebėra. Tai va, kol kas tiek. Blemba jo reikia užsirašyti, nes jau pradėjau pamiršinėti daug dalykų, aišku, per dieną va, tokį galvą, daug žmonių, daug reikalų. Stengiasi visiems ir YouTube'yje atrašyti ir visur kitur. Tiek, kiek įmanoma. Perskaitau, aišku, viską. Sureaguoju. Tiek, kiek įmanoma. Bet prisimenu vis draugo žodžių, sako, ką tu darysi, kai bus visko kardešim. O tada aš nežinau, ką aš darysiu. Vaikščiosiu su asistentais, kad atrašinėtų. Nieką susitvarkysim, čia tik nereikia. Pradėti susireikšminti, gerai? Ačiū. Jo, namuose irgi lagaminiukai jau padėti. Reikės grįžus kažką tai įsidėti. Vakar biškutį įsidėjau. Šiandien reikės pratęsti susidėjimo darbus, o rytoj užbaigti. Tai va, o jūs nepergyvenkit. Važiuosim visi kartu. Aš jūsų nepaliksiu, čia nebijokit. Vešios kartu. Varysim kartu į Antaliją, paskui važiuosim į Alaniją, į Konaklį. Viską matysit. Jūsų akis pas mane rankose. Ir kas svarbu, kad Volvikė palikta remontuoti, va visą savaitę jau išardyta, jau ir buferiai nuimti, ir durėlės išimtos, zovietskai, viskas jau nurinkta, išrinkta, ten sėdynės. Tai va, ant staklikių stovi mažutė. Rytoj vakare važiuosim ten tą ketvirtį kėbulo. Paimtą atvešim, paliksim, tai va, kitą savaitę jau įvyks darbai. O čia apie kainas, va.
automobilio kaina, detalės, airbagai, airbagų blokas, čia meistriukui už darbą, baterijos blokos, galinės durėlės, priekinės durėlės, apdailos detalės, ketvirtis, bėgių svirtelė. Aišku, dar reikės tikrai visokių smulkmenų, pirkom galinių durėlių apatinį Zovietską reikėjo, nes buvo sulinkęs. Jo, paskui dar rašys šitas, dar rašyta ketvirtis. Tai va, dabar ką, remontas, dar ten po buferių, pats buferis, dar po buferių ten tokia plasmasė išlūžus. Nu, dar kažkas biški susidės, o dabar tai tuoj suskaičiuosiu kiek. Tai jo, dabar šiai dienai 16. Lygiai 16. Lygiai. Nu tai va, remontas kažin kiek kainuos, sutampimas, dažymas. Na, aš taip manau, tikiuosi į 20 tilpsim, o šiaip tokios mašinos rinkos kaina su 20 000 prabėgu, nu apie 3-5. Jo, nu, bus ilgam. Tai tikrai apsimokėjo. Tai va, tokie va darbeliai padaryti, paskaičiavimai. Paskui jau kai sutvarkys, va tada jau tiksliai, aš už tai dėl ko nerodau tarpinių paskaičiavimų, nes, nu, kol nėra tiksliai visko sudėta į krūvą, nu, skaičiuok neskaičiavę, sakau, bus tai dar, tai plasmasiuko, tai varšiuko, tai dar šuduko kokio, nu, pastoviai tai būna, kai pradedi tvarkyti vis kažkas, tai kažkur tai, nu, bet čia jau, nu, va, ratus reikės nuvežti dar sutvarkyti. Nu, susidės. Plius minus 20. Bet už tai bus mano poniai svajonių automobilis. Balta Volvo su juodu stogu ir su krištoliniu džoistiku. Tai čia. O dar mažasis hybridas, visi 4 varomi dar. Tai čia. Wow. Galėsi grybus važiuoti. Nesu kėdžių, matot, kas buvo. Iki miško nedavažiavom. Su šitą turėtumėm davažiuoti ir pravažumas aukštesnis ir 4 varomi. Aišku, paskėdytos padangos ten, vėl žino kokių protektoriaus rašto dar daug, bet tikriausiai kokių 18 metų ar 17 jos kaip medinukai visiški. Apsivėlė molį ir labanaktis. Tas, kas nematėt, atsisukit, yra kažkur tai įdėta. Tai va, hebrytė. Šiai dienai tiek. Dabar jau yra 7 valandos vakaro, o aš einu susikelti medžiagoną, sumontuoti, įkelti ir parodyti jums, ką pafilminau. O mes susitiksime rytoj. Ir rytoj susitiksim anksčiau negu šiandien. Nes rytoj jau kažkaip tai stengsiuosi jums kuo daugiau parodyti dieną, kas čia vyks. Čia veiksmiuko bus biškutį prieš kelionę, tai stengsiuosi kuo daugiau pafilmuoti, sumontuoti ir įkelti kuo anksčiau. O šeštadienį vakare, bet jau tikriausiai gal vėliau biškutį vakare. Matysim pagal situaciją, bet tikrai įkelsiu, kaip bebūtų, kas bebūtų. Kiek įkelsiu, ką įkelsiu, nežinau, bet įkelsiu. Nes vešiuos ir jumis visus kartu. Gerai, gražaus jums likusio vakaro, lengvo ryto rytojaus. Ir susitiksim rytoj. Iki.